Toje pirkelėje gyveno varginga moteriškė. Ji turėjo sūnų Džeką, o jiedu turėjo seną karvytę. Kartą mama sako: eik parduot karvę ir užsidirsimės pinigėlių. Paėmė sūnus karvę ir veda parduoti. Karvė mūkia, priėjo kažkokį, sutiko keistą žmogų. Tada tas žmogus klausia: kur parduoti karvę į lagų? Tai gal man parduok? Kiek sumokėsi pinigų? Duosiu pupų. Pupų? Ne, man nereikia pupų, man reikia pinigų. Bet jos stebuklingos. Stebuklingos? Gerai. Pasėmė Džekas pupas, o žmogus su karvyte iškeliavo. Linksmas grįžta Džekas namo pas mamytę. Mamytė klausia: uždirba pinigėlių? Ar pardavė karvę? Taip. Uždirba pinigėlių? Gavau pupų. Mamytė užpyko ant Džeko. Pupų? Ką stebuklingos pupos? Mums jų nereikia, ką mes su jom veiksime. Išmetė mama pupas per duris, o Džekas nuėjo miegoti. Ryte pabudo Džekas, pasirąžė ir mato išaugusi didžiulė pupa ligi padangaus. Ir pradėjo Džekas ropštis tą pupą. Lipo ir užlipo į dangų. O danguje pamatė stebuklingą pilį tarp debesų. Ir pasibeldė. Ir išgirdo kažkokį triukšmą, kažkokius žingsnius. Užuodžiu žmogaus kraują. Pasikavojo Džekas, pasislėpė, o milžinas klausia vištelis: ar matei kažką čia? Ne, nieko nemačiau. Tada milžinas višteliai nurodo. Višta, dėk. Ir višta padėjo kiaušinį. Ne bet kokį, o auksinį. Ir padavė jį milžinui. Ir milžinas laimingas nuėjo miegoti. Tada Džekas susiruošė bėgti jau namo. Bet vištytė jam sako: Džekas pasėmė vištelę ir bėga pupa, o milžinas juos vejasi. Mama, gelbė. Bėga Džekas, lipa pupa su vištele ir šaukia mamą, nes milžinas vejasi ir štai jau pasiekė žemę. Mama greitai skubina kirsti pupą, kad milžinas nepasivytų. Pupa triokšt, milžinas žemėn, keberiokšt ir nupuolė. Tada Džekas sako mamai. Mama pamačiusi Džeką labai apsidžiaugė, apsikabino. Pagaliau grįžti, aš dėl tavęs taip jaudinausi. Mama, aš dar visą palėsiau. O vištytė plasnoja sparneliais. Mama klausia: kas čia? Kas čia? Kas čia per višta? Stebuklinga višta, kulia pelėja auksinis kiaušinis.
Ir vištelė parodo, kokį turi kiaušinį, stebuklingą deda. Apsidžiaugė mama ir gyveno laimingai vištelė, mamytė ir Džekas.